nors manau, kad mano temos man itin aktualios ir manau, kad ir kitiems turi būti patirtis, net tiek gal karti, kiek tokia objektyvi, rodo, kad tos temos, kaip būtų, vis dar nėra tokios aktualios arba taip aktualios, kaip man norėtųsi, ir dėl to buvo džiugu, kad buvau pakviestas ir aišku, dėl būtent to, ką viešoje erdvėje ar mokslo laukuose darau, ir kai mes jau galiausiai sutarėme, ką galėčiau pakalbėti, tai truputį iš pavadinimo kai kas gali jau gal ir numatyti, kad vėliuosi į avantiūrą. Aišku, pradžia pavadinimo yra Istorijos nesiklastosi, gerbdamas gilų istoriką Prūdą Bugailiškį. Pamenate, visi vis laik sakydavo, kad istorijos nesuklastosi. Tiesa, baigdavosi šauktuku, aš palieku klaustuką. Bet gal ne dėl to, kad cituoju ar atsispiriu nuo Prūdo Bugailiškio, bet dėl to, kad brendu ne į savo sritį, nes esu religijotyrininkas, o ne istorikas. Ir čia jau yra iššūkis, kad bandysiu kalbėti apie taip vienos religijos ar religinės tradicijos, kažkas sakytų kultūros ar civilizacijos, bet vis dėlto istoriją. Tai todėl truputėlį pavadinimą drįsau pamodifikuoti ir įvesti dar vieną dėmenį, kuris galbūt jau nebūtų taip tiesmukai sėtinas su istorija. Tai todėl nuo to pirminio pavadinimo, kuris buvo pristatomas ir spaudos pranešime, šiek tiek skiriasi tai, ką jūs matote, bet tikrai neesmiškai, ir kalbėsiu tikrai apie tai, apie ką ir norėjau sumet kalbėti, ir tiesą sakant, ilgą laiką lyg ir nepasitaikydavo progos. Dabar aš tą progą gavau, ją realizuosiu ir pažiūrėsime, koks bus rezultatas. Taigi, islamo istorijos ir musulmonų įvaizdžio konstravimas Lietuvos viešojoje erdvėje. Pirmasis klausimas yra, iš kur mes pažįstame ką nors, kalbant apie, sakysime, skirtingas kultūras, apie visuomenės tolimesnės, ir turbūt, tai tikrai nėra išsamus sąrašas, kokį aš čia turiu, bet galima sakyti, šeima, žinoma, tai yra ta pirminė socializacija, ir toliau tada antrinė socializacija, visa, kas čia mano yra pateikta, kaip švietimo sistema, žiniasklaida, socialiniai tinklai ir taip toliau. Aš asmeniškai, matyt, esu, galima sakyti, tikintysis, tikėtojas, net tokio žodžio turbūt nėra. Aš tikiu švietimo gale. Net ne nauda, nes apie naudą turbūt diskutuoti tai net ir nėra prasmės, nes aišku, švietimas yra naudingas, bet jis yra galingas. Bet galbūt aš šiek tiek skirtingai suvokiu švietimą. Nemoderniškai ar nemodernistiškai, kur kuo daugiau sužinai, tuo arčiau esi kažkokios tariamos tiesos. Aš matyt labiau į švietimą žiūriu per tokią postmodernę prizmę, kur tiesa man tampa ne kažkokiu tašku, link kurio judama, bet labiau spektru, kur tiesos spektras, kuriame tu save pozicionuoji. Tu save pozicionuoji, pirmiausia, dėl tų patirčių, kokias turi. Mes kiekvienas turbūt turim vienokią ar kitokią patirtį, bet kurią temą kalbant. Ir jau čia, aišku, šiandien kalbėsime apie musulmonus ir islamą, ir kažkas iš jūsų esate susidūrę su musulmonais, kažkas keliavę, kažkas skaitė, kažkas dar kažką kitą darė. Ir mes turime visi tos pažinimo gabaliukus, kurios sulipiname į vientisą visumą ir mėginame savo pirmiausia tą visumą padaryti tokią koherentišką, nuoseklę, kad jinai mums turėtų prasmę. Kai mes tą padarom savo, tada galbūt pasitaikius progai mes mėginam ją transliuoti kitiems. Tai visiškai natūralu, kad ir mano gyvenime taip nutiko, tik galbūt patirčių buvo tokių specifiškesnių. Man 92 metais pasisekė turbūt labai. Pirmą kartą šitame pastate ir buvau 92 metais. Nesakysiu, kas buvo tuo metu ministras, bet aš tuo metu gavau to ministro parašą, rekomenduojant mane stipendijai Kuveito universitete. Ir tada aš išvažiavau studijuoti arabų kalbos, 2 metus praleidęs Kuveite. Jau grįžęs aš supratau, kad, kaip čia pasakyti, arabų vidurio rytų studijos mane įtraukė, pagavo ir aš jau nuo to nebepabėgau. Tai taip, kad daugiau nei 20 mečius aš vienaip ar kitaip susijęs su islamo ir vidurio rytų studijomis ir arabų kultūros studijomis. Tai tos patirtis jos irgi natūralu, kad atvedė mane iki tam tikro paveikslo, sulipdymo, irgi sukonstravimo nebijotinai, kurio išdavoje aš mėginu perteikti kitiems, papasakoti, kaip aš matau islamą ir musulmonus. Ką jūs šiandien išgirsite ir bus, žinoma, mano matymas, aš nepretenduoju į objektyvumą jokių būdų. Bet nešališkumas, manau, turbūt būtų irgi viena iš tų vertybių, į kurias aš pretenduoju, ypač kai kalbu tokiose erdvėse kaip ši.
Tai, kaip sakiau, aš tikiu švietimu ir apie švietimą, ar konkrečiai visiškai siaurai kalbant apie, ir aš turiu kelis istorijos vadovėlius, aš kalbėsiu kiek vėliau. Dabar klausimą permesdamas, kaip ir jau sakėme, kad čia šiek tiek yra to žaidybiškumo, kad kaip studentai, tai ką mes žinome? Mes, visi čia esantis, ką mes žinome apie musulmonus ir jų islamus. Aš jau pavartau daugiskaitą ir kažkam gali iš karto kilti klausimas, o kodėl daugiskaita? Gal truputį persistengta, vis dėlto yra islamas, juk skirtingai nuo to, kaip man kai kurie studentai vis mėgina į tai gauti, kad yra daugiskaitoje kažkokios sunos, nors aš asmeniškai žinau tik vieną, pranašo Muhamedo suną, bet studentai sakė, mums tai mokykloje sakė, tai matyti mokykloje sakė, tai šventa, tai sunų reikia ieškoti daugiau, aš dar matyti per tos 20 metų nesugebėjau surasti daugiau negu Muhamedo tą suną vieną, bet islamų vis dėlto aš atradau daugiau ir daug daugiau negu, kaip vėliau šnekėsiu, vadovėliuose leidžiama suprasti, kiek tų islamų yra. Bet aš tada metu dabar tokį, ne kamuolį galbūt, bet įsivaizduojamą kamuolį jūsų pusėje ir klausiu, o kiek pasaulyje yra musulmonų? Čia retorinis klausimas, bet gal ir netoks retorinis. Čia yra pas mus ir akademinė. Gerai, tai tiesiog, kas žinot ir sakykit, ir mes neužkliūsim ilgai ties šituo klausimu. Proto mūšis. Labai teisingas klausimas, ką reiškia būti musulmonu? Įėjo žmogus ir sako, labą dieną, aš iš, tebūnie, Saudo Arabijos. Ir mes sakom, tu musulmonas. Jis sakė, ne, aš ne musulmonas. Mes sakom, tu Muhamedas, tai tu kaip kitaip, kaip Kristina įeitų, taigi krikščionė, iš karto aišku, tu jeigu Muhamedas, tai musulmonas. Tai klausimas labai validus, bet žiūrėkit, iš tikrųjų demografijoje tas žaidimas yra ignoruojamas. Tos, ką reiškia, nereiškia, yra statistika, yra statistiniai duomenys, kurių pagrindų ir yra žongliruojama tais skaičiais. Ar Lietuvoje yra išties 2727 musulmonai, kaip sako statistikos departamentas? Mes visi žinome, kad niekai, taip kaip mes sakėme, yra melas ir yra statistika, kita melo rūšis. Tai taip, aš visiškai sutinku, kad Lietuvoje tikrai ne 2727 musulmonai, nepaisant to, kad per paskutinį surašymą būtent tiek žmonių priskyrė save šitai religiniai tradicijai. Tai jei mes eisim tą diskusiją, žinoma, tada mes startelsim ir sakysim, jų gali būti kiek tik nori. Ir aš kartais su studentais ir juokauju, kad pirmiausia perklausiu, kiek pasaulyje žmonių. Ir pasakau, kad galbūt reikėtų atsargiai, kad musulmonų nesigautų daugiau negu pasaulyje žmonių, bet tiesą sakant, musulmonų potencialiai gali būti daugiau negu pasaulyje žmonių. Ir tada kai kas sako, tai turbūt su numirusiais. Ne, numirė, tai jau numirė, tai nebeįdomu. O tai kaip čia gali būti daugiau musulmonų negu žmonių? O atsakymas labai paprastas, todėl kad musulmonai tiki, jog ir džinai gali būti musulmonai, o jų skaičiaus dėja statistikos departamentai mums nepateikė. Tai va čia šia prasme galbūt yra 70 milijardų džinų pasaulyje, aš nežinau, niekas nežino. Kad jų yra ir daug, tai čia jokių nėra abejonių, nes jeigu Saudo Arabijos aukščiausias dvasinis vadovas Mufti yra parašęs knygą, kaip dorotis su džinais, kurie apsėda žmogų, tai čia yra rimta, vis dėlto ne šiaip kažkur tarpuvartėje kažkas svarsto, tai yra aukščiausias dvasinis vadovas. Tai va, tai kiek tų musulmonų pasaulyje, aš irgi negaliu pasakyti, bet bent jau, kaip mums statistika suponuoja, tai vis tiek tokį skaičių kažkokią atspirties mes galime rasti. Tai koks tas skaičius būtų? Milijardas. Tai kažkas turbūt skaitė vadovėlį, kuriame milijardas. Bet vadovėlis, tiesą sakant, išleistas 14 metais, bet mano duomenimis milijardas musulmonų buvo turbūt apie 1950-uosius. Kiek suprantu, mes dabar jau gana nutolę nuo to. Tai toks konvencinis skaičius, dėl kurio jau praktiškai nediskutuoja nei tie, kurie labai myli, nei tie, kurie labai nekenčia musulmonų, 1,7 milijardo, kas būtų apie 23-24% žmonijos. Toks amerikietiškas Pew Research Center yra paskaičiavęs, kad 50 metais gal dar ir nepasieks, bet galėtų būti apie 30% pasaulio žmonijos musulmonai. Ir, tai yra sparčiausiai plintanti religija ir visų kitų religijų sąskaita, šiek tiek dar krikščionybė atsilaiko, jeigu čia toks žodis išvis tinkamas. Klausimas yra, o kur yra vis dėlto tada islamo demografinis centras? Kur daugiausiai yra musulmonų? Kažkas pasižiūrėjęs į vieną iš šitų vadovėlių sakytų, taigi aišku, kad, kaip ten buvo parašyta, sunitų bent jau centras yra Turkija, dar Šiaurės Afrika. Bet kitame vadovėlyje vis dėlto kitaip parašyta ir mano galva tame kitame yra teisingiau. Tai kur yra demografinis islamo centras?
kur yra daugiausia musulmonų. Indonezija yra valstybė, apie kurią mes beveik nieko negirdime, niekada ir nekalbame. Na, tokia nedidukė valstybėlė, kurioje apie 230 milijonų gyventojų, iš kurių 210 milijonų yra musulmonai. Na, tokia nedidelė valstybė, ten kiek ten 10 tūkstančių tų salelių. Va, tai yra valstybė, kur daugiausia, kaip vienoje valstybėje. Kur dar yra daugiau negu 100 milijonų gyventojų musulmonų, kuriuose šalyse? Pakistanas. Bangladeše. Matai, suprantu. Ir taip toliau, taip toliau aš jau, kaip rusai sakytų, zatrunėjus, dar vieną valstybę žinau, o taip toliau jau sunkiai man gautųsi, bent jau virš 100 milijonų aš turiu galvoje. Bet gerai, tai skaidrė, kuri nėra mano gaminta, yra tų žmonių, kurie užsiima statistiką, skaičių pateikimu ir ar tie skaičiai visiškai patikimi, ar tie nuošimčiai visiškai patikimi, aš jau ir labai nediskutuosiu, bet va, kaip ir ką tik kalbėjome, tai, kaip matote, buvusiose Britų Indijos kolonijose, Pakistane, Indijoje ir Bangladeše, taip, grubiai sudėjus, mes turime 500 milijardo musulmonų, pridėjus Indoneziją, jau mes turime 700 milijonų musulmonų, o pridėjus dar 4 kitas gausingiausias musulmonų valstybės, mes turime milijardą musulmonų, čia sakau, žaidžiam keliais milijonais ar net keliom dešimtim, ten jau netiek svarbu, turime šitose valstybėse milijardą musulmonų. Tai jeigu pasaulyje 1,7 milijardo, šitose 8 valstybėse yra milijardas. Ir vienintelis Egiptas yra arabiška valstybė. Visos kitos yra nearabiškos, nors Pakistanas ir Iranas vartoja arabiškus rašmenis, bet žmonių ten kalbančių arabiškai labai nedaug, ir man ne kartą teko lankytis, tai arabiškai susikalbėti gana sudėtinga, jau nekalbant, aišku, apie kokią Turkiją, ir toliau esančias valstybės. Tai demografinis centras, kaip mes matome, yra pietų ir pietryčių Azijoje, tikrai ne vakarų Azijoje, tikrai ne arabų pasaulyje, nes arabų iš ties kaip tokių irgi yra netiek daug, aš truputį vėliau apie juos pakalbėsiu. Tai čia toks žemėlapis vėl ne mano darytas ir ten skaičius, kuris yra pačiame tekste, jisai jau, kaip ir mano galva pasenęs, 1,4 milijardo. Tai toks yra pasiskirstimas, kur daugiausia, tie blynai natūralu ir indikuoja, kur yra daugiausia musulmonų. Šitas žemėlapis, galbūt nėra peiktinas, dėl to, kad jis atskiria lygtais ir sunitus ir šytus, geltonas spalva, kiek jums čia matosi, yra sunitai, bet jisai ignoruoja dar vieną islamo šaką ir turbūt daugelis istorijos mokytojų ir kitų disciplinų, kuriuose irgi kalbam apie islamą, žinom, kad islame yra vis dėlto 3 šakos, o ne 2. Bet apie tai irgi tada pakalbėsim. Tai visiškai buvo teisinga pastaba, klausimas toks retorinis, o kas yra tie musulmonai? Tai yra tas klausimas validus, ką turi turėti arba daryti žmogus, kad būtų galima jį vadinti musulmonu. Kitaip tariant, galima perkvalifikuoti, ar jis pats turi save kaip tokį pristatyti, ar mes galime, dėl tam tikrų bruožų žmogų įvardinti kaip tokį. Čia kiekvienas iš jūsų turbūt galėtų labai paprastai atsakyti savo klausimą, ar jūs esate, kas jūs esate, tarkime, didžioji dauguma Lietuvoje liktais, vis dėlto bent jau nominaliai yra krikščionys. Ar jūs esate krikščionys? Ir tada ką reiškia būti krikščioniu? Ir jei kas nors iš jūsų esate katalikai, tai paklauskit savęs, ką per paskutinę savaitę katalikiško darėte. Ir va tada tas santykis, galbūt darėt ir labai daug, ir čia jūsų teisė ir valia, ir tada jūs esate, tikrai, ko geriausi katalikai, ir aš sveikinu jūs, bet klausimas lieka validus visų religijų atstovų atžvilgiu, ne tik, žinoma, musulmonų. Tai religijos sociologai dažniausiai skiria kultūrinius, tos nominalius ir kanoninius, tikinčiuosius šiuo atveju galima sakyti musulmonus. Kultūriniai, tie, kurie galbūt gimė tokiose šeimose, tokiose kultūrinėse terpėse musulmoniškose, bet nebūtinai praktikuoja. Kanoniniai, įsivaizduojama, kad praktikuoja. Tik tada visą laiką yra klausimas, o ką praktikuoja? Kaip ar kokį islamą praktikuoja, ir tada mes irgi prie to prieisime. Aš sakyčiau, turbūt tas toks minimumas, dėl kurio, matyt, nereikia diskutuoti, kas yra bendro tarp visų 1,7 milijardo musulmonų, yra, aišku, tikėjimas vienu vieninteliu visagaliu, amžinuoju ir taip toliau Dievu, jo paskutiniu pranašu Muhamedu, ir, aišku, produktu, jeigu taip galima ne visai gražiai išsireikšti, bendravimo tarp Dievo ir pranašo, tai yra šventraščių vadinamų Korano. Daugiau, mano galva, nieko bendro tarp
musulmonų nėra. Kitaip tariant, aš nedrįsčiau manyti, kad kai kalbam apie tą masę žmonių, už šių trijų bendrumų toliau jau yra gausybė, begalė skirtumų, kurie dėja nuo pat pranašo Muhamedo mirties 632 metais labiau pjudė musulmonus tarpusavį, nei juos vienijo. Bet žiūrėkit, kita problema, mano galva, yra dar didesnė galbūt, kad mes, kai žiūrim iš išorės, mes dažniausiai nelabai rūpinamės, ar mes kalbame apie tai, kas galbūt turėtų būti, ar yra islamiška, ar galbūt yra tik tais musulmoniška. Ir čia aš pamėginau taip irgi, gal primityviai, schematizuotai tą skirtį padaryti ir žinoma, aš jos nenoriu į tai gauti esant absoliučios, tikrai ne. Bet manyčiau, kad vis dėlto yra labai prasminga atskirti. Ir žiūrėkit, pamenat, praeitais metais vasarą čia buvo iškilusi Lietuvoje tokia diskusija nedidelė dėl apdaro. Vienas žymus politikas pasiūlė Lietuvoje svarstyti galimybę reglamentuoti musulmonių, gal reikėtų sakyti, apdarus, drabužius. Ir tuo metu tas apdaras buvo įvardintas kaip burka. Ir tada aš galėčiau jūsų paklausti. Burka, tikrai yra toks apdaras, neišgalvotas, ne žvaigždžių karų kažkoks, o tikras dalykas. Ir ar tai yra islamiška, ar tai yra musulmoniška? Ar tos moterys, kurios nešioja tos apdarus, jos nešioja todėl, kad tie apdarai yra, kažkaip religiškai sankcionuoti, ar dėl to, kad, ir aš dažniausiai, kai kalbu, palyginu ir leisiu savo šiandien tą palyginimą padaryti su bavarų vyrų nešiojamomis lederhosen. Lederhosen nėra labai katalikiškas drabužis, nepaisant to, kad absoliuti dauguma bavarų yra katalikai. Yra visiškai kitas pragmatinis sumetimas, dėl kurio tos odinės kelnės yra nešiojamos. Čia turbūt švietimo ministerijos rėmuose neįvardinsiu, kokia priežastis nešiotas kelnes. Bet kai kalba eina apie burką, ir aš tada kaip tik su to politiku netgi tiesioginėme eteryje pabandžiau padiskutuoti, kad galbūt jis turėjo galvoje vis dėlto ne burką, o, pavyzdžiui, hidžabą ar nikabą ar kažką kitą. Ir tada, aišku, jis sakė, kad aš nelabai išmanau tų dalykų, bet jis tikrai žinas, ką jisai sakas. Tai jis žinojo, bet jis kalbėjo apie labai siaurą kultūrinę formą, nes burka yra išimtinai puštunių etninės grupės moterų tautinis drabužis. Nors man teko čia praeitą mėnesį labai diskutuoti su viena puštunė, kuri man įrodinėjo, ne, tai nėra mūsų tautinis drabužis, bet niekas kitas kaip tik tais puštunės tokį drabužį nešioja. Čia kitaip būtų, jeigu mes kalbėtume apie, kai mūsų Lietuvoje moteris apsirengė tais vadinamaisiais tautiniais drabužiais, ir matyt, daugelis istorikų gali būti irgi labai skeptiškas, čia jokie netautiniai drabužiai Tarybų Sąjungos laikais išrasta, primesta ir mes dabar įsivaizduojam, kad tai yra kažkokie tautiniai drabužiai. Bet aš nesiveliu šitą diskusiją, nes toje diskusijoje tikrai nieko neišmanau. Kalbant apie moteriškus apdarus, tai tikrai galėčiau daug pasakyti, bet nesmė turbūt čia yra dabar svarbiausia atskirti tai, kas galbūt gali būti vadinama musulmoniška, tos realybės, kultūros lygmenyje reiškiasi, kaip žmonės elgiasi, ir islamiška, taip kaip jie turėtų, kaip iš jų yra tikimasi, kad jie turi elgtis, ir tai mes, aišku, atpažįstame turbūt pirmiausia musulmonų teisėje, teisinėse tradicijose. Tai ta skirtis, mano galva, yra labai sveika. Nežiūrėti į musulmonus per islamo prizmę ir nežiūrėti į islamą per musulmonų prizmę. Mano galva, tai yra esminis dalykas. Suvokti, kad musulmonai gali būti neislamiški. Aš net drįsčiau savo leisti sakyti, kad absoliuti dauguma visais amžiais musulmonų buvo neislamiški, o kai kurie iš jų net ir anti-islamiški. Kaip mes įsivaizduojame, kad yra tie 5 privalomi kasdieniai meldimaisi, tai visą laiką visi ir meldėsi. Tikrai ne. Ir aš nedrįsčiau sakyti, kad ir istoriškai meldėsi nedauguma, o dabar tai yra tikrai mažuma, kurie tos 5 meldimusius atlieka. Nepaisant to, kad tikrai taip yra nustatyta, kad žmogus, musulmonas turėtų vis dėlto 5 kartus melstis. Bet čia yra toks primityvus dalykas, jeigu mes eitume kažką kitą, didesnius, sudėtingesnius, išties teisinius dalykus, pamatytume, kad musulmonų visuomenės, bendruomenės ir atskiri individai labai dažnai gyvena neislamiškai. Bet iškyla klausimas, o kas yra tas islamiškas? Islamiškas gyvenimo būdas ar islamiškos taisyklės. Vėl, jeigu žiūrėsime į vadovėlius, kurie skiria nuo 2 iki 4 ar truputį daugiau puslapių islamo pristatymui, tai nėra tenais tiek daug vietos ir galimybės paaiškinti
kas yra islamiška, bet turbūt galima būtų taip sau leisti čia šiame kontekste pažaisti ir atskirti tas islamiškumo formas. Tai pirmiausia, normatyvinis lygmuo, 8 teisinės tradicijos, 4 sunitų, tuos atpažįstame, žinome sunitai, yra tokie 3 šiitų, tokius atpažįstame, ir su ta viena teisinė tradicija arba su trečiaja islamo šaka mes labai menkai esam susidūrę, bet vis dėlto Lietuvos ministras pirmininkas lankėsi valstybėje visai nesenai, kurioje dominuoja būtent trečiosios islamo šakos atstovai. Prieš jam išvykstant buvo kalbama, kad mes atversime kelią į arabų ir musulmonų pasaulį per tą valstybę. Pažiūrėsim, gal atversime. Aš turiu galvoje Omano sultonatą, kur vyko mūsų vyriausybinė delegacija. Bet kas turbūt yra juokingiausia, kad va šitie ibadžiai, kurie yra atšaka tos trečiosios šakos vadinamos Khawaridž, žodis Khawaridž yra atskalūnai ir tiek sunitų, tiek šytų jie yra labai matomi nepalankiai. Tai, kaip supratau, mes į musulmonų ir arabų pasaulį eisime per tą mažumą, kuri nepalankiai žiūrima daugumos. Bet nieko baisaus, čia toks, kaip sakoma, irgi kelias, galimybė. Bet kas vėlgi yra svarbu, kad mes kalbame apie 8 teisinės tradicijas ir visą laiką kyla klausimas, kuo jas tarpusavėje skiriasi? Aš jums pasakysiu labai paprastą pavyzdį. Aš jau net sunitų ir šiitų bei Khawaridž tarpusavėje nebelyginsiu. Čia jau net nebeįdomu, kad jie tikrai skiriasi ir labai daug kuo, tai jau net neįdomu. Apie sunitus pakalbėsiu. Kuo tarpusavėje skiriasi sunitai? Ką tik baigiau vakar, kaip tik išsiunčiau kolegijai tekstą, kur bandžiau išsiaiškinti, ar turėjo teisę Lietuvos totoriai, kurie, kaip žinome, yra musulmonai, gyventi ne musulmoniškoje, ne islamiškoje erdvėje. Didžioji kunigaikštystėje, vėliau, sakysim, Rusijos imperijos sudėty, kad ir dabar Lietuvoje. Mano giliu įsitikinimu, iki pradėjau tą daryti tyrimą, buvo aišku, kad negalima musulmonams gyventi ne musulmoniškoje erdvėje. Bet kai pradėjau daryti tą tyrimą, pradėjau skaityti, ką musulmonų juristai, teisininkai yra sakę apie tai, ir tik sunitus, aišku, šiuo atveju turiu galvoje, nes, sakau, šitai neįdomus, tai pasirodė, kad aš buvau įtakojamas, turbūt taip reikia sakyti, Maliki teisinės tradicijos, kurioje iš ties yra griežtai reikalaujama, kad musulmonai negyventų nemusulmoniškoje erdvėje. Pradėjus tyrinėti Hanafi, kuriai beje priklauso Lietuvos totoriai, teisinė tradicija pasirodė, kad ji iš ties yra labai liberali šito klausimu ir ne tik, kad leidžia musulmonam gyventi nemusulmoniškoje erdvėje, bet leidžia netgi elgtis neislamiškai. Kitaip tariant, jeigu, pavyzdžiui, kaip dabar mūsų Lietuvoje, loterija yra legali, tai musulmonas gali dalyvauti loterijoje. Nors žiūrint per musulmonų teisės prizmę, loterija yra uždrausta, nes tai yra neuždirbti pinigai. Bet jokių problemų. Jeigu Lietuvoje tai legalu, žaisk. Nes tugi ne musulmoniškai, ne islamiškai erdvėje. Man tai buvo atradimas. Tai važiuorėk, sunitai, Hanafi, Maliki, o jeigu dar pridėsim Šafi ir Hanbali, pamatysime, kad tos teisinės tradicijos tarpusavėje iš ties turi daug skirtybių. Aš sakiau, jau nelyginu netgi su šiitais, kurie apskritai turi kitą supratimą daugeliu klausimų, nes remiasi skirtingais šaltiniais. Bet žiūrėkit, net neįdomu, kai kalbame apie tas teisinės tradicijas. Kodėl neįdomu? To, kad jų nebuvo fiziškai, realiai jos nefunkcionavo. Jos buvo mokslininkų galvose, tose Dramblio kaulo bokštuose. Sėdėjo barzdylos daug ilgesnėm barzdom negu aš, parime ir mąstė, kad čia teisingiau būtų islamiškai pasielgti. Bet kam įdomu, kaip teisingiau, klausimas yra, kaip žmonės elgiasi. Ir kultūrinis lygmuo, tas istorinis, realus lygmuo, jisai menkai buvo susijęs su teisiniam tradicijom. Nes, nepaisant to, kad kai kurie vadovėliai tai gauja, kad musulmonai arabai buvo įkūrę teokratinę valstybę, jie tikrai tokios nebuvo įkūrę. Muhamedas galbūt, galima būtų sakyti, buvo įkūręs tokią. Bet khalifatas buvo paprasčiausia, feodalinė, aš visiškai sutikčiau, monarchija, absoliutinė. Vėliau jau net ir nebe tokia, kaip jūs, bent jau istorijos mokytojai žinote, kad kai Bagdado khalifas buvo ištremti į Samarą, tai tiesą sakant, jau tenais net jie nebevaldė padėties ne tik visam khalifate, bet ir Bagdade. Tai čia šia prasme apie kokią nors teokratinę valstybę šnekėt, tai galbūt Vatikanas, tebūnie,
Jei būtų tokia Tibeto valstybė, tikiu, galbūt jei būtų teokratinė. Musulmonai niekada neturėjo teokratinės valstybės. Jie siekė nomokratinės valstybės, ten, kur musulmonų teisė viešpatautų, bet niekad jos neturėjo. Nes galiausiai visuomet karalius, na gerai, khalifa, sultonas, bet kas buvo aukščiausia valdžia. Ir kaip taisyklė, tas aukščiausios valdžios turėtojas neturėjo jokio išprusimo religiniuose reikaluose. Tai apie kokią teokratinę valstybę mes čia šnekame, aš nelabai suprantu. Bet vadovėliai sako, kad vis dėlto teokratinė buvo, tai matyt reikėtų patikėti. Bet taip sakau, tai ne tiek svarbu, kaip žmonės gyveno realiai. Žmonės negyveno islamu. Arba tuo normatyviniu bent jau islamu. Jie gyveno kitais islamais ir aš jau čia daugiskaitą tikrai sau leisiu pavartoti. Pirmiausia, kai mes kalbam apie mistikus. Aišku, buvo tos formalios mistikų brolijos, sufijų vadinamos, na, todėl galima kalbėti apie sufizmą, bet daugybė žmonių, eilinių piliečių, mieliau dalyvavo mistikų apeigose ketvirtadienio vakare, negu penktadienį bendruomeninėme tame privalomame meldimėsi mečetėje. Na, tokia jau yra žmogaus prigimtis. Kodėl? Todėl, kad misticizmas arba tas sufizmas siūlė daug patrauklesnį būdą bendrauti ir netgi suartėti su Dievu. Nes jei kalbam apie tą vertikalų islamą, tai vertikalusis islamas yra persmelktas to paklusimo. Pats žodis islam, kaip žinote, reiškia paklusimą. Žmogus kaip kūrinys turi paklusti Dievo valiai, vykdyti jo valią, eiti keliu, kaip žinote, žodis šarija reiškia kelią, į išganimą. Viskas. Tuo tarpu sufizmas pasiūlė alternatyvą. Jis pasakė, čia aišku, tie meldimai visi yra gražus, geri, bet žinot ką, galima kitais būdais artėti prie Dievo ir netgi susilieti su juo. Ir tam yra pasitelkiamos tokios formos, kaip pavyzdžiui, zikr. Ir zikr yra, na, turbūt galim sakyti, aktyvusis meditavimo būdas, kurio metu žmonės per kvėpavimo, judesio, formulių įvairiausių pratimus mėgina pasiekti tokią būseną, kuri, nu, turbūt mūsų akimis žiūrint, reiškia išėjimo iš sąmonės. Kur žmonės mėgina ateiti iki tokio stovio, kai jie praranda sąmonę. Tų zikr apeigų metu. Jeigu kam yra įdomu, tiesiog internetas yra pilnas, tai yra visiškai gyva tradicija šiandien ir dabar. Čečėnijoje labai daug kur, pavyzdžiui, Irane vakarų, ten kur kurdų gyvenamos teritorijos, ten kiek specifinis tas zikr, kuris net susijęs su kūno žalojimu ir panašiai. Klausimas yra, ar tai yra islamas. Jeigu mes ateitume ir tų žmonių paklaustume, arba jo labiau jiems paskambėtume, žiūrėkit, čia jūs ne islamu užsiminėjat. Man atrodo, jie labai nuliūstų. Jiems tai yra tikrai gyva ir daug gyviau ir tikriau nei tas formalistinis, normatyvinis islamas tų barzdylų, kurie kažkur tose bokštuose sėdi. Bet net ir šitas, aišku, mistinis islamas tikrai nebejotinai nebuvo taip paplitęs kaip liaudies islamas. Įvairiausios sinkretinės formos, kur praktikos, ritualai, apeigos ir visa kita absoliučiai nieko bendro neturi su mums atpažįstamomis teisinėmis tradicijomis. Man teko čia nesenai žiūrėti per vieną arabišką televiziją, Londono arabišką televiziją, ir pranešėjas arabiškai pristatydamas reportažą sakė, nu ir keistą tradiciją jie ten turi. O tradicija yra tokia, kad nuo mečetės stogo kartą metuose yra mėtomi vaikai. Na, čia kontekstas truputį negražiai skamba Lietuvoje, atsižvelgiant, kai mes kalbame apie vaikų mėtymą. Bet jie mėtomi yra labai profesionaliai, atsakingai, yra profesionalus mėtytojas, yra pačioje profesionalus gaudytojai. Vaikas krenta 15 metrų ir vaikai turi būti iki metų, tai yra, na, praktiškai kūdikiai, o paaiškinimas yra, kad tada jie augs sveiki, drąsūs, stiprus ir taip toliau. Nuo mečetės stogo primenu. Tai ar čia islamas ar ne? Tiem žmonėm tai yra tikras islamas. Aš įsivaizduoju, koks nors tėvas, kurio sūnus ar dukra nebuvo pamėtytas, jis turbūt labai liūdnas, nes dabar kažkaip Dievo nepagerbėm ir gal tas vaikas augs nesveikas. Mes galim kalbėti apie masę įvairiausių formų religingumo. Pavyzdžiui, Lietuvos totoriai turėjo liaudies medicinos rėmuose tokią tradiciją, kad jeigu skaudėdavo kažką, ar kažkoks negalavimas buvo, reikėdavo gydytis Koranu. Ką reiškia Koranu? Tik skaityti. Ne, skaitymas geras daiktas, bet nepagysi. Reikia suvartoti Koraną. Nu visą, ne tai, kad aš čia atsikasi dabar, bet, na, kokią nors ištarą. Kaip tą padaryti? Labai paprastai. Ant popieriaus lapo rašalo užrašyti tą ištarą, numirkyti vandenyje. Kiek nutirps to rašalo, tai praktiškai jau turi vaistus, išgeri ir žiūrėk, nebeskauda. Ten nesvarbu, ausies, nosies ar kažko. Ar tai nėra islamas? Žinoma, kad islamas. Jeigu tas žmogus ir pagijo, aišku, sakysit, placebas, dar kas nors, tebūnie. Bet tai yra islamas. Va tai yra realybė, kuria gyveno šimtmečiais tie žmonės.
O apie tos pamenat, kaip viename iš tų filmų, kur sakė Karablį Barazdėn, tai ir žinojo labai nedaug žmonių. Žmonės gyveno realybėje, kurią jie matė iš savo tėvų, iš savo senelių, kurie arba gydėsi, arba meldėsi, arba kažką darė, būtent to liaudies islamo rėmuose. Tai jeigu mes kalbame apie islamo istoriją, kaip visuomeninę istoriją, mes turime kalbėti apie liaudies islamą. Jei mes kalbame apie musulmonų valstybių ir visuomenių istoriją, tai mes apie islamą apskritai negalim kalbėti, nes nieko bendro su islamu ten nebuvo. Jei mes kalbame apie normatyvinio, to teisinio islamo istoriją ir raidą, tai galime, bet ne kaip apie visuomenio ir valstybių, o kaip apie profesiją. Na taip yra, pavyzdžiui, duonos kepimo istorija. Tai lygiai taip pat kaip teisės istorija, kaip jį rutuliojasi. Tai va čia prasme aš manyčiau, kad reiktų jausti, apie ką mes vis dėlto kalbame, kai kalbame apie istoriją, o ir apie dabartį. Tokia lentelė yra ne mano daryta, bet truputį supažindinti. Matote viršuje islamas, tada 3 šakos, suni, šia, khawaridž, ir tada suni 4 teisinės tradicijos, Hanafi, Hanbali, Maliki, Šafi, šia, Ismaili, Džafari, Zaidi, ir tada khawaridž tik ta vienintelė šaka likusi, Ibadija. Bet kaip matot, visos tos šakos ir ypač šiitų turi dar savo atšakas, kurios turi savo atšakas ir taip toliau, bet aš šitą nesileisiu. Tai visą laiką yra validus klausimas, apie kurį islamą vis dėlto mes kalbame, kai kalbame apie musulmonus. Jeigu tai nėra apie tiesiog Dievo sampratą ar pranašo ir Korano, bet apie kažką daugiau. Šiandien turbūt padėtis yra dar sudėtingesnė. Tai jeigu kalbame apie istorinį islamą, tos legalistus, mistikus, sufijus bei liaudies islamo praktikuotojus, kurie turbūt tebesudaro daugumą musulmonų ir šiandien, vis dėlto mes turime atsižvelgti, kad be šių jau nūdien yra ir kitų musulmonų ar kitokių musulmonų. Kaip mes juos bepavadinsim, netaip svarbu. Ir čia aš vėl nesileisiu į detalės, kuo jie tarpusavėje skiriasi, bet mano galva islamistai ir fundamentalistai skiriasi, čia galiu pakartoti, fundamentaliai, nes vieni yra politiniai aktyvistai, kiti yra politiški skripturalistai. Galiausiai, aišku, tie džihadžiai, kurių mes labiausiai baiminamės, nemėgstame ir nebe pagrindo žinoma, nes jie smurtingi ekstremistai, bet čia taip aš tokį skaičių rašiau, koks man patiko, man atrodo, reikėtų dar 1-0, bet aš jau nedrįsau, nes kažkas gali protestuoti ir sakyti, jeigu nesuskaičiavai, tai gal jų vis dėlto yra daugiau. Tebūnie, mano galva tai jau yra labai didelis nuošimtis, kokias čia įrašiau, nuo 1,7 milijardo. Jeigu tikrai yra tiek, kiek aš čia įrašiau procentaliai, tai jau yra labai blogai. Aš tikiuosi, kad yra bent 10 kartų mažiau, tai yra dar to 0 trūksta. Tai va, tai apie kurios musulmonus vis dėlto mes kalbame, kai mes kalbame apie musulmonus tiek istorijoje, tiek dabartyje. Bet aš palieku tokį klaustuką ir jau neatsakinėjau. Bet ką mes žinome apie arabus? Ir jų pavasarius, apie kuriuos aš galbūt ir nešnekėsiu, tiesiog tik primindamas, kad tokie dalykai dabar nesenai nutiko ar tebevyksta. Bet į klausimą, ką mes žinome apie arabus, galima pasižiūrėti žemėlapį ir pasakyti, yra tiek arabų valstybių. Man labiausiai patinka ta, kur yra 22 su rodiklyte. Komorai. Aš dažniausiai su studentais, kaip nelietuviškai sakant, kliukinuosi, kai kalbam apie arabų valstybės ir komorai yra priskiriami prie arabų valstybių. Bet gerai, komorai tiek to ten konjunktūriškai buvo priskirti, bet arabų valstybių vis dėlto tos jau tradicinės jų irgi išties yra beveik 20. Ir mes dažniausiai jas matom kaip, tokias pačias arabai, juk ten arabai, koks ten skirtumas. Ir tas koks skirtumas dažniausiai, jie turi naftą, ten atitinkamai religija yra islamas ir taip toliau. Bet aš sakyčiau, kad jeigu mes žiūrim per tą arabų šalių prizmę, aš parašiau 21+1, nes aš gerbiu Lietuvos Respublikos poziciją Palestinos atžvilgiu. Negerbiu, tai yra absoliučiai negerbiu tos pozicijos, bet ką darysi. Lietuvos Respublika nepripažįsta palestiniečiams teisės į nepriklausomybę, dėl to aš parašiau 21+1. Šiaip arabų šalis mano, kad Palestina yra valstybė, dėl to yra arabų valstybių lygoje 22 narės. Bet tebūnie. Tai kaip bebūtų, jeigu mes kalbame apie arabų šalis, jos yra tikrai daugeliu atžvilgių labai skirtingos. Ir mano patirtis, asmeninė patirtis man leidžia tą patvirtinti, keliavimas po arabų kraštus vis dėlto man parodė, kad nesvarbu, kokius lūkesčius aš turėsiu, važiuodamas į dar vieną naują, man dar iki tol nepažintą arabų šalį, aš kažką naujo, labai naujo pamatysiu, kalbu apie visuomenę, apie žmonės, ne apie, sakysim, automobilių numerius ar panašiai. Tai va, tai jos skiriasi ne tik teritorijų populiacija, kas natūralu, bet politinė sistema, ekonomika, pagaliau religija.
Ne galbūt ta prasme, kad ne islamas kur nors galbūt dominuoja, vis dėlto visose arabų šalyse islamas yra dominuojanti religija, bet klausimas, koks islamas, kokios jo formos. Bet jeigu dabar kalbant apie arabus apskritai, tai toks paprastas dalykas, mes dažnai įsivaizduojame, kad lietuviai kalba lietuviškai, latviai kalba latviškai, arabai kalba arabiškai. Arabai nekalba arabiškai. Visi arabai kalba žemaitiškai, tik jų žemaičių kalbos labai skirtingos. Niekas tarpusavėje, tarp arabų nekalba arabiškai. Jeigu jūs gatvėje sutiktumėte du žmonės, kurie tarpusavėje kalbasi arabiškai, tai pirma tikimybė, jie ne arabai, bet jų bendra kalba yra arabų kalba. B, jie yra arabai, bet yra iš labai skirtingų kraštų ir kadangi kiekvieno žemaičių kalba yra tokia klampi, kad jie vienas kito nesuprastų, jie kalbasi tą užsienio kalbą vardu arabų kalba. Arba C, tiesiog maivosi. Normalus žmogus nekalba arabiškai gatvėje. Arabai nevartoja arabų kalbos kasdienybėje, tokioje kasdieniam bendravime. Taip, tai yra žiniasklaidos kalba, taip, tai yra rašytinė dokumentų kalba, nėra tokia numirusi kalba, bet žmonės tarpusavėje nesikalba. Mes dabar kalbam lietuviškai, aš kalbu lietuviškai. Jeigu mes dabar būtume kuriame nors arabų krašte, jei aš būčiau Egipte, nelygu ar aš būčiau aukštutiniam ar žemutiniam Egipte, aš kalbėčiau tą kalbą. Ir jeigu aš būčiau iš žemutinio Egipto ir kalbėčiau aukštutiniam Egipte, jūs aišku visą laiką juoktumėtės, nes aš turbūt, kai reikia sakyti cigaretę, sakyčiau cigaras ir jums būtų juokinga, arba zuikis ir kiškis. Tai, nes tiesiog, kitaip yra kalbama, kiti žodžiai, kitokia tartis ir arabų kalba nėra tai, kas arabus vienijo iki visai nesenai. Al Jazeera yra tai, kas pradėjo vienyti arabus kalbinių pagrindų. Nes ji kalba tokia normatyvinė, tai reiškia formalia kalba, ir žmonės žiūrėdami turguje, bet kur kitur, Al Jazeera, ir kitus tokius arabiškus satelitinius kanalus, jie pradėjo išmokti daugiau, bent jau pasyviai tos arabų kalbos. Bet kas dar yra svarbiau, kad ne visi arabai yra musulmonai. Apie 10 nuošimčių arabų nėra musulmonai. Dažniausiai tai yra krikščionys, bet gali būti ir kitų. Drūzai gali būti ir kitų religinių tradicijų. Arabakalbiai, ne arabai, yra žmonės, kurie kalba tomis žemaitiškomis arabiškomis kalbomis, kaip koptai, pavyzdžiui, Egipte, 10 milijonų žmonių, kurie neturi savo kalbos, nebeturi, bet jie nėra arabai, jie yra krikščionys. Arabai gali būti krikščionys, bet jie yra koptai, krikščionys, bet kalba arabiškai. Finikiečiai, aš į kabutėse įdėjau, nes kai kurie libaniečiai mano, kad jie yra finikiečiai. Nežinau, kodėl jie taip mano, bet jų valia. Bet žiūrėkit, kas dar yra svarbu, kai kalbame apie arabų šalis, tai ne arabakalbės bendruomenės, berberai, kurdai, armėnai, žydai, persai, turkai, jų yra išties labai gausiai ir yra didelė diskusija, pavyzdžiui, Alžyre, ar alžyriečiai yra arabai ir vis dėlto yra arabizuoti berberai. Mes galim prisiminti mūsų diskusijas, ar kai kuriuose Lietuvos dalyse yra lenkai, ar tai yra polonizuoti lietuviai, ar dar kaip kitaip. Tai tos diskusijos labai panašios yra, nes tie žmonės, kai kurie bent jau iš jų nesitapatina su arabų etnosu. Gerai, turiu skaidrę, kelias skaidrės, kuri galbūt jau čia mums tik tais laiką atiminės ir tam daug laiko neskirsiu, bet aš vildamasis, kad vadovėliuose bus apie tai kalbama, pasiruošiau skaidrę, paskui pradėjau žiūrėti vadovėlius, pamačiau, kad juose praktiškai apie tai nekalbama, bet palikau skaidrės apie džihadą. Ką mes žinome apie džihadą? Mes apie džihadą dažniausiai kalbame apie tą kovą, šventąjį karą ar kažką panašaus. Bet musulmonų teisė tikrai džihadą žiūri daug plačiau. Ir aš neaiškinsiu detaliai, ką tai reiškia, bet tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir galiausiai, kur jau tas mažasis džihadas vis dėlto kaip kardo yra pripažįstamas, aš to tikrai nemėginu neigti, ginamasis ir puolamasis džihadai, kaip apie juos yra kalbama teisėje. Ir galiausiai tas lokalumas ir laikinumas džihado kaip yra aptariamas. Tai yra 100-tūkstantinės, kai kalbu apie puslapius, tradicijos. Bet aš sakiau, kad teisininkų samprata šiuo atveju nebūtinai kaip nors praktiškai buvo naudojama, bet bent jau tokia klasikinė ta samprata buvo. Aišku, mes galim sakyti, kad džihado samprata labai sparčiai evoliucionavo 20 amžiaus pabaigoje ir aišku dabar mes galim kalbėti apie tokį tą ginkluotą nacionalinį antivyriausybinį džihadą, tarptautinį ir ilgalaikį tokį Afganistano pasipriešinimo tarybinė okupacijai metais, globalaus ir nuolatinio to Al-Qaidos, sakykime, tokio antiamerikietiško ir ką mes dabar matome pastaruoju metu,
kokiais 2-3 metus, aš sakyčiau, tam tikrą prasme net liktais tokį post-alkaidinį ar po-alkaidinį ir kartu po nacionalinės valstybės, tokį chalifatinį, aš turiu aišku galvoje būtent chalifato susikūrimą. Tai yra, išties kažkas labai įdomus, labai unikalaus. Nes chalifatas kaip darinys, kaip valstybė, o tai yra valstybė, tai išties yra kažkas tokio pakankamai naujo nūdienos kontekste tų nacionalinių valstybių. Tai jis vertas dėmesio ir gilesnės analizės ir suvokimo. Nei mes kol kas atrodo gauname. Galiausiai, kadangi čia lietuviškam kontekste yra prisižadėta, kad bus priimti žmonės iš Sirijos ir Irako, ir iš Kurdistano, nes mes matome, kad didelė dalis žmonių, kurie atvyksta pas mus, realiai atvyksta iš trečiosios valstybės, ne iš Sirijos ir ne Irako, iš Kurdistano, tai va tas kultūrinės terpės. Ir aš šiandien įsileisiu diskusijas, tik tais užmesiu tokį susipažinimą, ką mes žinome. Tai jeigu Sirijoje, Irake ir Kurdistane, musulmonai aišku sudaro daugumą, beveik ir absoliučią daugumą, vis tiek yra visą laiką klausimas, apie ką mes kalbam, apie kokius musulmonus. Nėra Khawaridž tenais, tai tik tai sunitų šiitų tos šakos, bet konkrečiai kalbant, tos grupės tarpusavėje nebūtinai, ir aš neturiu galvoje sunitai ir šiitai, jokių būdų, bet pirmiausia, sunitai, jeigu taip galima kalbėti, tarpusavėje ir šiitai tarpusavėje, jie labai skiriasi. Ir ten vidinės kovos nebūtinai ginkluotos, bet bent jau žodinės ir įtampos ideologinės yra labai didelės. Bet matyt, čia netiek irgi svarbu. Bet žiūrėkit, mes galim kalbėti ypač apie Sirijos, Irako ir Kurdistano krikščionis. Ir kai kalbame apie krikščionis, kokių, ten yra krikščionių bendruomenių. Tai tos istorinės rytų krikščionybės formos, vakarų krikščionybės, kažkokios tarpinės, tada atitinkamai naujieji krikščionys. Ir vėl tas spektras yra labai platus. Kodėl aš apie tai kalbu? Čia yra kelios nuotraukos iš Sirijos objektų krikščionių, labai senų, kurių jau dabar ne vieno nebėra, jau jie visi sugriauti. Tiesa, turiu pasakyti, ne Sirijos režimo sugriauti, nes Sirijos režimas tengiasi kaip tik kooptuoti, įtraukti, pritraukti mažumas tokius kaip krikščionis ir gana jų atžvilgių buvo palankus, bet būtent tų, kurie yra nusiteikę prieš režimą. Tai viršų yra Maliulios kaimas, Šventosios Teklos vienuolynas, apačioje yra Saidnijos vienuolynas, kaip tik man teko lankytis jame tuo metu, kai buvo skerdžiamos kiaulės. Tai mano draugai, su kuriais aš lankiausi, jie sakė, nesupratom, palaukit, čiagi islamo šalis, o čia kiaulės, o skerdžia normaliai. Toks laikas buvo vėlyvas ruduo ir kaip tik tada buvo kiaulių skerdimas. Jeigu kam kyla klausimų, ar negalėtų Sirijoje būti kiaulių, jokių problemų, ten netgi laisvai, kaip avis jos laukuose ganosi, kažką ten pašioja, valgo, jokių problemų. Tai buvo, čia aš kalbu apie tos laikus, kai aš buvau prieš 10 metį Sirijoje, žinoma, dabar greičiausiai tų kiaulių apskritai gyvūnų ir maisto ten taip daug nebėra. Bet žiūrėkit, aš vėl detaliai nebekalbėsiu, bet mes netgi ir apie tai turėtume, kai kada pakalbėti, galbūt tikrai neturiu galvoje istorijos vadovėliuose, bet apie Sirijos, Irako ir Kurdistano nekrikščionis, ne musulmonus ir nekrikščionis. Mandėjai, Sabijai, Jezidžiai, Aleviai, Drūzai. Čia aš galbūt kažką esu suklydęs ir kas, jeigu turi didesnį išmanimą šitų bendruomenių, galbūt gali atrakinti ir pasakyti, pala, tu Sabijus su Mandėjai sumaišiai. Galbūt sumaišiau, bet tikrai yra tokie ir kiek kaip jie tarpusavėje skiriasi, nes aš tikrai apie krikščionybę ar kitas tas religinės tradicijas neišmanau daug, tai net nepretenduosiu į kokį nors ekspertinį statusą. Bet, tai yra realybė, į kurią mes turime vienaip ar kitaip reaguoti ir čia yra kelios nuotraukos jau ne mano darytos, negaliu pasakyti kur konkrečiai, bet drūzų, sakysime, vyresnieji, tada, kaip matote, yra krikštas atliekamas upėje ir tada yra, man atrodo, Jezidžiai, Aleviai, dabar irgi nepasakysiu, bet mažiau reikšmingai. Tai jeigu žiūrint į žemėlapį, tas Sirijos žemėlapis labai sudėtingas etnokonfesinė prasme ir čia vėl turbūt gal jums ir nelabai bus matoma, kokios tos yra grupės, bet kad tai nėra taip vienreikšmiška, visi musulmonai, visi arabai. Yra ir ne musulmonų, tiesa dar arabų, ir musulmonų, bet jau ne arabų, ir ne musulmonų, ne arabų. Lygiai taip pat, aišku, yra ir Irake ir Kurdistane, kur yra irgi įvairiausios etnokonfesinės grupės. Taip, kad kai kalbame apie vidurio rytus, arabų šalis, ar net to paties islamo istoriją, mes visą laiką vienaip ar kitaip turime matyti, kad niekur nedingo. Dabar jau dingsta, nes po Irako išlaisvinimo praktiškai dingo krikščionys ir kiti nemusulmonai iš Irako ir panašu, kad iš Sirijos dings. Kitaip tariant, po šitų pastarųjų dešimtmečių įvykių ir procesų jau išties gali taip nutikti, kad nebebus tų bendruomenių, bet tiek ilgai, tai yra 14 šimtmečių, jos išgyveno toje teritorijoje.
Tai galiausiai prieinu prie to klausimo, kuris galbūt ir yra įdomiausias. Tai kokį tą islamo istorijos ir musulmonų įvaizdį mums perteikia Lietuvos viešoji erdvė. Ir kaip sakiau, taigiausia, mano galva, svarbiausi šaltiniai yra švietimas ir žiniasklaida. Žiniasklaida aš tik truputį dėmesio skirsiu, bet švietimui norėčiau. Tai kiek man pavyko atrasti, ir aš jau dabar planuoju projektą, galbūt net Lietuvos mokslo tarybai teikti tokią paraišką, pamėginti panagrinėti, kaip Lietuvoje švietimo sistemoje, pirmiausia, vidurinėse mokyklose, per vadovėlius, per programas papildomas ir taip toliau yra pristatoma islamo istorija. Kiek man pavyko atkasti, jeigu aš kažkur klystu, būsiu labai dėkingas, jeigu kas, pasakys, tu dar neįtraukiai kažko. Tikrai labai džiaugsiuosi, jeigu tą man vėliau kažkada galbūt ar vienokiais kitokiais būdais persisiu. Bet aš atradau, kad 6, 8 ir 11 klasėse yra vadovėliuose istorijos kalbama apie islamą. Ir apimama nuo 570-ųjų iki Bagdado khalifato žlugimo 1258-aisiais, kai kur yra atskirai dar kalbama apie Osmanų ar Otomanų, ten netiek svarbu, imperiją tarp 14-18 amžiaus. Kažkur dar po vieną kitą mintį gali būti ir kitų laikotarpių. Bet realiai ta islamo istorija ir baigėsi gana senai, dar tik kai Mindaugas įkūrė Lietuvos valstybę. Tai taip gana įdomiai, toks islamas baigėsi ir tada Lietuva tampa uberalės mūsų vadovėliuose. Bet čia jau ne mano sritis. Tai kokia apimtimi vis dėlto tas islamas yra pristatomas? Tai nuo 2 puslapių iki 9 ir aš dar turiu 14, tai aš tokią knygą, kuri net įsivaizduoju, jinai yra naudojama, yra pasaulis vienas parašyta, istorijos vadovėlis, o viduje parašyta pasaulio istorija iki 1850 metų. Tai yra norvegiškas vadovėlis, išverstas 99 Vagos leidyklos. Neįsivaizduoju, jis yra naudojamas, bet jame daugiausia puslapių yra skiriama. Tai šitaip kaip ir nuo šaly pasidėjęs, nes net nežinau, kuria čia klasė jis galėtų būti naudojamas. Bet turbūt klausimas yra įdomesnis rezultato. Nežinau. Istorijos brandos egzamine, kiek aš supratau, iš to, ką pasižiūrėjau, pataisysite, aš labai klystu, klausimų apie islamą ir musulmonus nebėra. Jų būdavo. Dėl jų turinio galima diskutuoti, bet matyt, kaip ten sako, gulinčio ar mirusio nemuša, tai jau nediskutuosime apie tai, kas ten buvo. Klausimas yra, ar išties tai yra tokia nereikšminga žmonijos istorijos detalytė, 1,7 milijardo šiandien esančių musulmonų ir 14 šimtmečių istorijos, kad neverta duoti ne vieno klausimo. Jūs turbūt, aišku, žinot geriau atsakymą ir tada mes matome tą rezultatą. Bet dabar tie istorijos vadovėliai, kuriuos aš pasižiūrėjau, tai va, šios turiu čia, man paskolino viena istorijos mokytoja. Sakė, kai kurių nenaudoja, kai kurios naudoja, aš net negalėčiau dabar pasakyti kuriuos, bet tai, ką aš dabar pasakysiu, remiasi būtent šitų vadovėlių tekstais. Tai aš 5 išskyriau tą Vagos, kaip jau tokį, kuris kaip kontrolinis iš šalies, nes lyg ir neaišku, kuriai klasė jisai apskritai buvo skirtas ir galbūt tikrai jau nebenaudojamas, nes pakankamai senas. Tai apie įvykius aš taip įvardinau. Ką sako 6, 8, čia matote 6-8 vadovėliai. Tai 622 metais atsiranda islamo religija. Aš visą laiką su studentais, kai diskutuoju, sakau, kodėl Muhamedas pabėgo iš savo gimtojo miesto Mekos į Jafribo miestą. Vienam vadovėlyje miestas, į kurį Muhamedas pabėgo, vadinamas Jafribu, visur kitur kažkodėl Medina. Nežinau kodėl. Aš žinau, kad Medinatul Nabi, tas miestas buvo pervadintas apie 624-5 metus, bet kaip tu gali pabėgti tą miestą arba miestą pavadinimo, kurį dar tik tais vėliau tavo vardu pervadins? Pavyzdžiui, ar galima sakyti, kad vokiečiai įkūrė Klaipėdą? Aš suprantu, tikrai vokiečiai įkūrė Memelį. Kitaip negalėjo būti. Jie įkūrė Memelį, kad šiandien, ir tai yra mano gimtasis miestas, beje, tai yra Klaipėda. Tai taip yra. Bet jie įkūrė vis dėlto Memelį. Tai kodėl Muhamedas pabėgo į Mediną, jeigu tai buvo Jafribas? Nežinau, bet ne tai svarbu. Bet klausimas yra, kodėl jis pabėgo? Ir man studentai sako, todėl, kad neapsikentė žmonės jo, reiškia, tų sapalionių ir pasakojimų ten apie Dievą, pragarą ir taip toliau. Tai sakau, palaukit, bet juk islamas dar nebuvo atsiradęs, juk jis atsiranda 22 metais. Tai kaip jisai pabėgo dabar? Tai ką, jis jau turėjo tą islamą? Kaip jis jau skelbė? Tai kai tada islamas atsirado anksčiau? Ir tada mes su studentais vis dėlto prieiname iš galingos minties, kad palaukit, juk islamas atsirado 610 metais, kai Muhamedas teigė patyręs pirmąjį apreiškimą, kad era yra žymima nuo 622 metų. Taip,
Nes nežinau, kas nors iš jūsų sakysit, kad krikščionybė atsirado nuliniais metais. Kai dar Jėzus, žinom, kad jis jau buvo 4 metų, nes -4 atrodo gimė, bet pats faktas, kad tikrai Jėzus dar pats nežinojo, kad jisai skelbs tą religiją. Tiesą sakant, jis tokios religijos ir neskelbė, čia vėliau žmonės nutarė, kad jisai skelbė, bet čia jau kiti dalykai. Tai kada tas islamas atsirado? Tikrai ne 622 metais, nes dėl islamo skelbimo Muhamedas ir turėjo pabėgti. Kas man įdomu yra, kad tose keliose puslapiuose šitame vadovėlyje yra paminima, kad nuo 8 amžiaus kuriamos pasakos 1001 naktis. Ir kas? Pavyzdžiui, jeigu reikėtų 3 puslapiais pristatyti Lietuvos istoriją, ar tikrai pasakytumėt, kad tam tikrą dešimtmetį buvo sukurtos Rudnosiuko istorijos? Jos nėra tokios reikšmingos. Kuo jos yra reikšmingos? Pavyzdžiui, jei kas nors būtų paminėjęs, kad tai yra Kaliliovo dimna, aš sakyčiau, nes tai tikrai buvo pasakėčios, kurios buvo labai svarbios, nes buvo tokios pamokančios ir jos buvo daug kur naudojamos. 1001 naktis tai yra pornografinė literatūra. Ar jūs skaitėte originalą? Tai yra neįtikėtina. Nes aišku, tuo metu kalifate ir ypač tarp aukštuomenės buvo ganėtinai populiaru tokio tipo literatūra. Bet vėl mes kalbam apie tada tą elitą, kuris tą vartojo. Daugelis žmonių nevartojo. Kodėl tai reikėtų paminėti? Galbūt tai yra prasminga, nežinau. Čia, sakau, šiuo atveju tik man pasirodė ganėtinai keista. Ir, turbūt vėlgi nėra tiek daug laiko eiti per tuos visus punktus, bet aš čia išskyriau tai, kas mano galva yra problemiška ir nebūtinai, kad aš žinau tiesą, o tie žmonės, kurie parašė vadovėlį, nežino tiesos. Ne, bet aš sakyčiau, kad čia galima dėl daug ko ginčytis. Ir aš asmeniškai tikrai matyčiau kiek kitaip. Pavyzdžiui, vis dėlto 680 metais valstybės didumas sudarė prielaidas didžiajam islamo skilimui. Niekaip nepasakysiu, kad valstybės. Tai jeigu Husein ibn Ali, ibn Abi Talib nesutiko pripažinti Jazido valdžios ir pabėgo iš Mekos, tai yra iš Medinos pradžioje Meką, o paskui į Kerbelos lygumą, nors vienas vadovėlis kalba, kad ten kažkoks šventas miestas buvo, ten buvo tiesiog lyguma ir jokio miesto ten nebuvo tuo metu. Tai kur čia tas valstybės didumas, kuris sudarė prielaidas? Tai yra, kitaip tariant, ką aš matau, čia per šitą, o paskui mes galime eiti per ir vėlesnius, kitus vadovėlius, kad tiek mažai skiriant puslapių, matyt, tada labai reikia atsargiai parinkti, kas vis dėlto yra prasmingiausia pasakyti, kad moksleiviai prisimintų apie islamą ir musulmonus, ankstyvojoje istorijoje ir vėlesniais laikais. Ir, kaip sakau, aš nesu tikras, kad tai yra tie dalykai, kuriuos aš bent jau būčiau linkęs akcentuoti. Tai, kaip sakiau, nepretenduoju į visą žinią, nepretenduoju į objektyvų, bet iš savo tos varpinės, žiūrėdamas tai, ką matau, tiesiog vertinu tos dalykus. Kalbant apie tikėjimą, nes kažkur yra klausima, ar istorijoje reikia apie tikėjimą, čia ne religijotai, ne tikybos pamokos, tai kiek to tikėjimo turi būti, bet vis dėlto tose vadovėliuose yra apie tikėjimą kalbama pakankamai daug. Ir klausimas, ar patys musulmonai pasirašytų po tuo, kas yra pasakyta. Pavyzdžiui, hadžo rėmuose, piligriminės kelionės, svarbiausias musulmonų tikslas apeiti aplink senovinę Kabo šventyklą. Ne, hadžo aukščiausias taškas yra Arafa kalvos papėdėje, kai yra bendruomeninis meldimasis, tai yra aukščiausias taškas. Tai apėjimas, nes yra 2 kartus tie apėjimai, tai yra sudėtinė dalis, aš niekaip nemėginu paneigti, bet tai tikrai nėra svarbiausia. Musulmonams, taip yra Arafa kalvoje meldimasis. Ir čia man gan keistai nuskambėjo, nors islamo reikalavimai griežti. Ši religija viena iš labiausiai paplitusių pasaulyje. Aš pagalvojau, krikščionybės reikalavimai negriežti, kad krikščionys nebėra tokie, sakysim, religingi, tas tiesa, bet aš taip įsivaizduoju, kad krikščionybė irgi labai griežta, o gal ne? Gal aš čia kažkaip tai įsivaizduoju, kad tik islamas griežtas, o visos kitos tokios šaunios religijos ir jos negriežtos? Nežinau. Jam apsireiškia Allahas, niekam Allahas negali apsireikšti. Dievas yra neapčiuopiamas, nematomas. Taip, Muhamedas galop, kaip tiki musulmonai, stojo Dievo akivaizdon, bet musulmonai visą laiką diskutavo, ar Muhamedas vis dėlto matė Dievo veidą ar ne. Ir linkstama į atsakymą, kad ne. Tai ne Dievas jam apsireiškia, kaip bebūtų. Ir daugybė kitų dalykų, pavyzdžiui, islamas panaudojo katalikybės idėjas. Iš kur jie galėjo panaudoti? Jeigu iš Sirijos krikščionybės, tai vis įvairiausios monofizitinės formos rytų krikščionybės, katalikybės ten praktiškai nebuvo, tai iš kur ta katalikybės panaudojo idėjas? Nežinau, bet matyt panaudojo kažkaip tai. Tai kiti tikėjimo dalykai, ir vėl dėl laiko stokos matyt aš neskirsiu tiek daug dėmesio, bet manyčiau, kad tai yra turbūt punktai
ties kuriais galima dar sykį būtų apsistoti ir pagalvoti, kaip galbūt būtų galima juos kitaip perdėlioti. Aš tikėjausi, kad istorijos vadovėliuose apie moteris kažko daugiau bus. Ir iš ties, kaip nekeista, tose žemesnėse klasėse, 2 vadovėliuose tose yra pakalbama apie moteris ir sakoma, islamo šalyse iki šių dienų gyvuoja paprotys moterims prisidengti apatinę veido dalį. Nežinau, iš ko tas buvo sugalvota, nes didžiojoje dalyje musulmonų šalių moteris jei ir dengiasi plaukus, na, daug kur taip, veido, ir net nesvarbu, kurią tą veido dalį nedengia. Pavyzdžiui, Irane yra draudžiama dengti veidą. Tai Iranas vis dėlto irgi 80 milijonų žmonių. Kitam vadovėlėje pagal islamo įstatymus visos moteris pasirodo privalo dėvėti juodus pasirodo apsiaustus, dengiančius visą kūną. Nežinau, iš kur tai irgi sugalvota, kad visos moteris ir dar juodus apsiaustus, būtent pagal įstatymus, pagal kokius tos įstatymus, man sunku būtų atsekti, kurios įstatymus, jei kažkas galbūt suponuoja, kad, tarkime, Saudo Arabijos vahabiai įkvėpti įstatymai yra, jau tie islamo įstatymai patys universaliausi, tada galima būtų diskutuoti, bet ir Saudo Arabijoje nebūtinai taip rengiasi ir visiškai tai yra legalu, tai nebūtina tikrai jie tos drabužius dėvėti. Aš vėl vyliausi, kad apie smurtą bus daugiau, nes kažkuriais metais, kai teko vieną pamoką vesti dukros klasėje, tai žvilgterėjau vadovėlį, matyti ne vieną iš šitų, ir ten radau tokią mintį, kuri man labai užkliuvo, nes ten buvo leidžiama suprasti, kad musulmonai iš ties labai buvo tokie, na, kaip čia ir sakoma, fanatiškai kovojantis. Na, tie krikščionys, jie niekada nebuvo fanatikai. Čia lietuviai, pavyzdžiui, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, žinoma, kad jie nefanatiškai kovojo. O vat musulmonai kažkodėl ar arabai kovoja fanatiškai. Nu, ką darysi, vat jie fanatiškai. Lietuviai, kurie gina savo šalį, jie nefanatiškai gina. Atsainiai turbūt, aš taip suprantu. Va, tai... Bet aš tikėjausi to daugiau ir aš nusivyliau. Turiu prisipažinti, tai čia gerąją prasme, čia džiugu. Džiugu, kad to nėra daug, kad nėra, ir dėl to sakau, kad tą džihadą matyti tiek daug ir nėra prasme šnekėti. Ir netgi priešingai, kad praktiškai visose vadovėliuose skiriama gana daug dėmesio, skiriamas gana didelis dėmesys khalifato laikų taikingiems veiksmams, veikimams, kaip moksliniai veiklai, meniniai kūrybai ir švietimui. Tas mane labai gerai nuteikė ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad šitose vadovėliuose yra viskas blogai. Jokių būdų. Tai tiesiog, kaip visuomet, šnekėti apie tai, kas yra gerai, yra nuobodu. Įdomiau šnekėti apie tai, kas yra problemiška, arba bent jau pasirodo problemiška. Na, yra kiti dalykai, kurie yra paminėti, pavyzdžiui, sunitų pasaulinis centras yra Turkija. Kodėl neįsivaizduoju? Absoliučiai, nes ypač kai Turkija yra laicistinė valstybė, kuri kontroliuoja religiją, kodėl ten yra tas centras, niekam nesuprantu. Jų daug Šiaurės Afrikoje. Tik kad Indonezijoje daugiau, Pakistane dar kitur, kodėl, nežinau, taip vadovėlis nutarė. Autoriai tiksliau, čia autorės. Vis labiau stiprėja tendencija grįžti prie griežtų islamo įstatymų. Tai vadinama islamo fundamentalizmu. Na, aš ne visai tikras, kad tas žmogus, kuris yra dievo baimingas, jau turi automatiškai būti fundamentalistas. Na, bet vėl vadovėlis lygtais taip suponuoja. Na, laikas, čia 11 klasės, ne? Kitaip nei krikščionys, islamas tvirtino, kad valstybė ir religija neatskiriamos. Bet aš kaip tik mėginau į tai gauti, kad kaip tik atskiriamos. Nes tapti valdovu tau nereikėjo popiežiaus. Va mūsų vargšas Vytautas taip ir netapo karalium. Būtų nereikėjo to popiežiaus, tai būtų normaliai buvęs karalius ir apskritai turėjo būtume normaliai karalių. O dabar reikėjo laukti karūną kažkur Lenkai ar kas ten pavagė, tas vargšas nukrenta, susižaloja, miršta. Nu va. Tai vat krikščionybėje iš ties taip ir buvo, kad religija ir valstybė viduramžiais, aš nekalbu visur ir visada, bet vietomis buvo neatsiejamos, nes popiežius įgaliodavo, suteikdavo teisę tapti karaliumi. Nu tai kur daugiau gali būti neatskirtumo? O kadangi musulmonai po Muhamedo mirties nebeturi jokių popiežių, tai ten labai aiškus atskirimas. Tie, reiškia, savo bokštuose sėdi išminčiai, apie religinę teisę postringauja, karalius varo savo biznį. Viskas labai gražiai atsiskiria. Taip, tikrai būta mėginimų, tikrai būta tų tokių grupių, kurios mėgino sulieti tos du dalykus į vieną, karmatai pavyzdžiui. Tikrai taip, aš to nemėginsiu paneigti, bet jiems visiems nesisekė, nes niekas nenorėjo šito. Ir visi tie mėginimai buvo žlugdyti. Khalifatas dabartinis šitas Sirijos ir Irako teritorija irgi šitą mėgina padaryti. Bet niekas nenori, nei musulmonai, nei arabai, nei Jungtinės valstijos, nei Lietuva nenori, kad taip nutiktų.
Tai yra, kad būtent, kad valstybė ir religija būtų neatskiriamos. Tai šią prasme matyt, ir vėl, mano galva, truputį kitaip negu čia yra vadovėlyje leidžia mums suprasti. Ir toks kaip kontrolinis šitas pasaulio istorija iki 50-ų klausimas, ar tai yra kažkokia norvegiška alternatyva vietiniai produkcijai mūsų žmonių, mūsų istorikų rašytojams vadovėliams. Ir aš turėjau vilčių, bet dėja turėčiau pasakyti, kad vis dėlto ne. Ir jų, aišku, tų įvykių ir datų yra daugiau, dėl to, kad 14 puslapių, bet nebūtinai, kad ten kažkaip teisingiau pristatomi. Ir, pavyzdžiui, yra kalbama apie Muhamedo šeimos ir palikuonių sudėtį. Ir aš tiesą sakant, turiu prisipažinti, niekad nebuvau pasidomėjęs apie Muhamedo anūkus ir proanūkius. Kažkaip man niekada nekilo poreikis pasidomėti. Tam vadovėliui buvo poreikis ir vadovėlis į tai gauja, kad Muhamedas turėjo iš viso tik tais vieną dukrą, aš visą laiką žinau, kad turėjo 4 dukras, bet nesvarbu, ir tik tais 2 anūkus, reiškia tos dukros vaikus. Tada aš puoliau tikrinti jau išmintingesnius šaltinius ir pasirodė, kad pirma, aišku, tos 4 vis dėlto dukros buvo ir kadangi jų tų dukrų buvo daugiau, tai ir tų anūkų daugiau. Iš kur tam vadovėlė ištraukta, kad tik tiek, tai nežinau, bet taip būnė. Tai taip, kad tas teisingiau tikrai nebūtinai. Na, tikėjimo dalykai, kaip tarmi, jie kažkaip nėra skirtingai negu nuo lietuviškų. Aš čia negaliu pasakyti, kad čia šauniau norvegai taip jau pataiko ir jau jie taip gražiai išaiškina. Tikrai nebūtinai. Dėl moterų, truputį įdomu tai, kad ten norvegiškam lygtais irgi duodama suprasti, kad to moterim iki bent jau 9 amžiaus nebuvo taip labai blogai gyventi musulmonų šalyse. Ir dėl apdarų yra vienareikšmiškai pasakyta, kad daugelis tų moterų nesidengė. Ir kad tai buvo išskirtinai aukštuomenės, labai siaurose sluoksniuose, kur moteris jau dengdavosi šydais. Smurtas, ir čia net keista, kad Norvegijoje vadovėlis buvo išleistas, kuriame kalbam apie grobuoniškus musulmonus, apie jų užgrobimus, nes vis tiek, kokį tą žodį pasirinkti, ar čia vertimas, nežinau, gal ir vertimo gali būti kažkokia klaida. Ir aišku, yra platesnis spektras, dėl tų puslapių gausos, todėl pristatoma nelyginamai daugiau ir nesakau, kad teisingiau ir būtinai jį reikėtų naudoti, bet aišku, puslapiai savo ruožtu duoda tą spektrą platesnį. Bet aš kokį vieną dalyką išvelgiau, kas nors man galės galbūt pagelbėti, kodėl taip nutiko, kad pirmiausia aš perskaičiau tos lietuviškus ir vėliau tą norvegišką. Ir man toks keistas dalykas, sudarė įspūdis, kad kai kuriuose lietuviškose vadovėliuose justi tokio, net tiesioginio plagijavimo nuo norvegiškojo požymiai. Ir aš išsigandau ir čia tiesiog padėjau ir nesigilinau, nes jei tai būtų mano studentai, man privalu būtų gilintis ir tada kažkaip tai ir juos informuoti, rimtis veiksmų. Dabar čia šiuo atveju matyti tai nėra taip svarbu, bet yra klausimas, kiek vis dėlto tas norvegiškas vadovėlis buvo naudojamas kur nors kada nors rašant ir lietuviškuosius. Nežinau, čia tikrai net jokių būdų nenoriu apkaltinti autorių, bet toks keistas jausmas vietomis susidarė. Žiniasklaida, kuriai nebeskirsiu daug dėmesio, nes jau to laiko tiek daug išnaudojau, tai iš kur randasi žurnalistai? Iš tų pačių žmonių, kurie baigė mokyklas, vėliau universitetus, tai kitaip tariant, ta pradinė, antrinė socializacija švietimo sistemoje yra tokia pati. Tai yra, žurnalistai nėra iš kito molio, nėra iš kitos erdvės atėję žmonės, tiesiog jie yra įgalioti arba save įgalioja kalbėti apie dalykus viešai, apie kuriuos dažniausiai neišmano nieko, nors turi labai dažnai savo nuomonę. Tai mano vertinimas yra labai kritiškas Lietuvos žiniasklaidos, kad joje vis dėlto išties apie islamą net ir tiek, kiek yra vadovėliuose, tiek nėra. Ar tai yra intencionaliai, ar yra specialiai konstruojamas tas įvaizdis islamo kaip grėsmės, musulmonų kaip grėsmės, panašu, čia reikia atskiro tyrimo, bet šalia to grėsmingumo yra kartu kuriamas ir tas egzotiškumas toksai, ypač tose populiariuose savaitraščiuose ir mėnraščiuose, tai meilė, turtai, dar kažkas, kalbant apie musulmonus arabus, kur jau nebesmurtas yra. Tai aišku, tos mūsų komercinės televizijos vien tik ieško skandalų, kaip ir geltonoji ta internetinė spauda, kur jau kokį skandalą ištemti, tai tada, jei tik bus galima rasti arabą ar musulmoną, tai bus jau iš karto pasisekimas, nes tada bus komentarų daug, komentarai reiškia reklamą, ir taip toliau. Ir tada aš sakyčiau, kad belieka išties liktais Lietuvos radijas, kuris dar turi pretenzijų tą analitinę žurnalistiką. Nebūtinai, kad visą laiką mano akimis sėkmingai tai daroma, bet atrodo vis dėlto dar yra daroma. Kodėl? Kodėl tik tais tada ta valstybinė radijo stotis pasistengia būti bent jau nešališka, jeigu ne
tokia žiūrinti iš gelmės. Bet tai aš einu į pabaigą jau, kas darytina tada? Na ir žiūrint tiek, reiškia, pirmiausia per tą visą viešą erdvę ir, aišku, per politikų pasisakymus, per žiniasklaidos ir, kaip sakau, galiausiai einant į tai, kad vis tiek visą tai kažkaip susijęs su išsilavinimu, tokiu bendru išprusimu, tai aš manyčiau, kad pirmiausia reikia tvarkyti, aš vartočiau tokį žodį tvarkyti švietimo sistemą. Šiuo klausimu aš nepretenduoju į kitus klausimus, taisyti ir papildyti mokyklinius vadovėlius. Tobulinti mokytojų rengimą, nes vadovėlis yra vadovėlis, bet mokytojas, jo įžvalgos, švietimui reikia švietėjų, bet švietėjai turi būti parengti, tai taip, kad mokytojų knygos galbūt gali būti kūriamos, kuriuose, apie Lietuvos istoriją mes matome šitose vadovėliuose, aš tikrai neišlaikyčiau egzamino, nes, apie Lietuvos istoriją tiek daug nežinau, kaip, pavyzdžiui, kur buvo klausimas, kuri data yra paminėta kažkuriam dokumente, istorinė data. Dieve, iš kur aš žinau, kuri data? Tikrai nežinau. Tai vadinasi, neišsilavinęs esu. Tai reiškia, Lietuvos eina iki tokių, arba iš didžiosios ir iš mažosios raidės trečioje eilutėje užrašytas tekstas. Gal to reikia, gal tai ir vadinasi išprusęs Lietuvos žmogus. Bet kitų kultūrų, kitų šalių, kitų religijų atžvilgių, manau, kad mes tada jau tai nususiname iki nieko, net egzaminė, kur jau nelieka ir klausimų. Aišku, aukštosiuose mokyklose reikėtų, kad būtų daugiau matyti vidurio rytų islamo studijų, ne ta prasme, kad specializuotų, kad čia profesionalus rengti, gal Lietuvai būtų per prašmatnu, bet, sakysim, pedagoginėme universitete, kaip jis dabar vadinasi, kitaip kažkaip, tai Lietuvos edukacijos universitetas, edukologijos, tai jame tikrai turėtų būti ir istorikai, žmonės turėtų būti kažkaip orientuojami, kad ir tą išsilavinimą, tą išprusimą šiek tiek platesnį gautų. Gal tai yra daroma, būtų džiugu, bet jei ne, tai turėtų būti daroma. Remti mokslinis tyrimus susijusius su musulmonais, bei jų, manau, ir migracija, ir integracija Europoje, nes, kaip bebūtų, nepaisant to, ar mes čia Lietuvoje gausim tos kvotinius perkeltus asmenys, musulmonų Lietuvoje daugės. Aš čia visiškai apie tai nekalbėjau, bet mes jau galim kalbėti apie paprastą dalyką, gal kažkas iš jūsų esate su tuo susidūrę, vis dėlto apie 700 Lietuvos piliečių yra atsivertę islamą. Jie, santuokos keliu, be santuokos, vis dėlto kai kurie turi šeimas ir turi vaikus, tie vaikai arba jau gimsta musulmonais, arba jie, kai tėvai atsiverčia, motina jeigu atsiverčia, kad jeigu buvo mažamečiai, jie tiesiog beveik automatiškai irgi yra atverčiami į islamą. Ir tokių vaikų jau yra ir Lietuvos švietimo sistemoje, jie lanko mokyklas ir tada atitinkamai jų atžvilgių vėlgi yra tas santykis jau kiek kitoks, tai yra kaip bendrauti su musulmonu, kalbant apie jo religiją, sakysim, istorijos pamokose. Aišku, apie žiniasklaidą, tai čia turbūt mums tas netiek labai yra tiesiogiai svarbu, bet vis dėlto žurnalistai, ne tai, kad taip jau vartoti brutaliai žodį, nedaučkos yra, bet jiems stinga išsilavinimo. Nes jeigu yra baigę žurnalistiką, vadinasi, nieko nėra baigę. Jeigu yra baigę ekonomiką, politologiją, istoriją ar kažką kitą ir dirba žurnalistais, tai bent jau turi profesiją žmonės. Tai žurnalistų šviesti, kažkaip kelti, sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją yra būtina. Aš nesakau, kad čia turi būti švietimo ministerijos užduotis čia, bet šiaip tiesiog, kad kažkaip matyti ir valstybėje tai gali būti kreipiamas dėmesys. Ir galiausiai čia paskutinė mano mintis, kad ką galėtų daryti švietimo sistema ir mokyklos, mokytojai, tai ugdyti išprususią, gebančią kritiškai vertinti šaltinius ir reiklę savo auditoriją. Žiūrėkite, ką dabar šitas paskutinis sakinys yra nurodytas. Pareina mano dukra vieną kartą namo ir sako, tėvai, mums liepė padaryti video svečiuose pas musulmoną. Sakau, dukry, normaliai, kitų gerai parėjai namo, čia Koranų be skaičiaus, čia nuo to. Darom taip. Tėvas bus sufijus, motina bus pilvo šokėja, o dukra bus metalistė. Visi jie musulmonai. Tu ką? Mokytas iškart man dvejetą parašys. O tai ką reikia? Kad meldžiasi ir kad kiaulienos nevalgo. O tada 10 gausiu. Ir iš tikrųjų, jinai truputį kitaip padarė, mes ten taip pažaidėm, bet kai paskui pasakojo, kaip kiti klasiokai padarė, tai tipiškiausias yra toks. Ateina draugai į butą žmogaus ir žiūri, jis ten kažką lankstosi ir sako, tu ką čia darai? Meldžiuosi. Einam, gal kiaulienos pavalgysim, vis tik tavo gimtadienis. Ir jis sako, negaliu, aš musulmonas. Ir viskas? Ir tik tiek? Čia aš kalbu apie 10-tokus, ne apie 5-tokus, ne apie 4-tokus, apie 10-tokus. Ir viskas? Tik tiek mes galim sau leisti? Manau, kad daugiau. Tai aišku, gali kažkas sakyti, tai yra mokytojo problema, kad mokytojas nesupranta.
kad tikrai tai nėra tik tais, kaip sakydavo mano draugas, baškoj apolbėti, kad tai yra daug daugiau būti musulmonu. Pavyzdžiui, kai aš buvau Maroke, tai vienu momentu buvo didelė diskusija tarp islamistų ir komunistų, beje, Maroke komunistų partija skirtingai nuo Lietuvos yra legali, ir jie diskutavo apie satanistų festivalį Maroke. Nes musulmonai satanistai turėjo festivalį. Nu, ten žinot, jie ten tos graužikus valgo ant scenos ir panašiai, nu, bet netiek svarbu. Tai, žodžiu, ir tai yra musulmonai. Mes esame tai marginali grupė, bet tai tokia pati marginali kaip ir tie, kurie arba yra džihadžiai, arba tie teisininkai. Nes tos visuomenės yra labai susiskaldžiusios. Tai mes tą spektrą turim matyti platesnį ir leisti mūsų vaikam matyti kaip tokį. Ir kad jie būtų pirmiausiai kritiški visų šaltinių atžvilgių, pradedant pirminės socializacijos tėvų, baigiant antrinės, čia bus švietimo sistema ar žiniasklaida, mes turime ne tik toleruoti kritiškai mąstančius vaikus, mes juos turime skatinti. Kad mes mąstytume, na, kaip amerikiečiai sako, iš dėžės ar už dėžės, out of the box. Ar mes tą jau turime pasiekę? Nežinau. Aš už tai kovojau savomis formomis dar tarybiniais laikais. Na, tas formos buvo tokios gana primityvios, bet ar mes tą pasiekėme? Ar tautinė mokykla tą pasiūlo? Nežinau. Žiūrėdamas į savo dukrą, nesu toks džiugus. Turi dar kitą. Jie tik pradėjo mokyklą eiti. Jau apie arabus mes pašnekėjome pirmoje klasėje. Jie jau vaikai moka užrašyti kažką arabiškai. Galbūt kažkas tai keisis. Nežinau. Tai dėkui už dėmesį ir malonios kelionės kultūrinės klausimų šalyje. Pirmiausia, tikrai norėčiau padėkoti profesoriui už tas įžvalgas ir aš taip visą laiką taip galvojau, kaip priimsim ir kaip mes priimsim tą geranorišką įsitraukimą į tos istorijos kūrimą ir interpretavimą, įvairovės pripažinimą. Tai buvau pasiėmus jūsų interviu, kada 15 minučių jūs kalbėjote, ar Lietuva tebėra kultūrinio pažinimo outsideriai. Ir jūs tikriausiai gal žinote, kur buvo sakyta, kad mokyklinės socializacijos ir pasaulinio pažinimo etapas tampa nedovanotinai apleistas. Aš tikrai tada nebuvau pasiėmus šito interviu, bet aš galvoju, kad tiek daug asmenybių degančių akių ir čia vadovėlių autorių ir kontekstas, kuriame mes dabar diskutuojame apie programą atnaujinimą, apie vadovėlius, apie jų vertinimą. Aš manau, kad yra labai puikiai terpė jūsų mintim tapti iš tiesų kažkokiu veiksmu. Na, aš tikrai tikiuosi, žiūrėdama šitą labai plačią auditoriją.